Šiandien Ikona TV svečiuose pas Ikonos TV vadovę. Ir sužinosime, ką reiškia būti ir vadovauti tokiam dideliam portalui kaip Ikona TV, kur dirba labai daug žmonių, kurių galbūt jūs net nematote ir neįtarite, koks tai didelis mūsų kolektyvas. Labas vakaras, direktorė. Labas vakaras. Sveika gyva. Sveika. Justė Pinkevičienė. Noriu pristatyti tave ir plačiai visuomenį ir parodyti tą gležną moterį, iš tikrųjų, ant kurios pečių ir laikosi didžioji dalis. Ką reiškia būti štai vadovė didelio portalo su daug žmonių, kur daug dinamikos, kur visi skuba, lekia, kur yra svarbus terminai ir taip toliau, ir taip toliau. Kad labai turbūt sunku pasakyti, ką reiškia. Reiškia turbūt visų pirma, tai labai didelį džiaugsmą, kad tokia pareiga man buvo patikėta Alfo ir Agnės. Tai va tas yra labai smagu. Ir ką dar reiškia, tai labai didelė atsakomybė. Nes kaip tu sakai, stengiasi bent jau būti to kumščiu, būti tą paguodą, kai matom, kad nesuspėjam, galbūt netaip sekasi, kaip norisi kartais sektis. Ir kažkaip tais pamotyvuoti tos žmonės, ne per daug džiaugtis, kada mums sekasi ir mus giria, nes tu žinai, kad mūsų dar ateitis tik tai prieš akį, kad mes labai stengiamės ir tikrai keliam labai savo didelius tikslus. Ilgai dirbi per dieną, turime, kaip tavo darbo diena atrodo? Mano darbo diena atrodo įtemptai. Aišku, aš visą laiką manau, kad už mane yra daug daugiau dirbančių žmonių, bet taip jau yra, kad atsikeli dirbi ir darbo dieną baigi dirbti tada, kada eini miegoti. O ką sako tavo vyras, nes tu esi ištekėjusi moteris? Man truputėlį turbūt lengviau dėl to, kad mano vyras labai daug dirba. Aš labai tikiuosi, kad nesijaučia nuskriaustas, o jau kai ateina savaitgalį, tai mes visą laiką labai stengiamės rasti laiko savo. Ir netgi kartais tomis darbo dienomis mes kartais pabundam ir sakom, žinai ką, pusryčiauju šiandien kartu. Kad ir kokį būtų suplanuoti darbo susitikimai, bet šiandien svarbiausias darbo susitikimas mūsų bendri pusryčiai kur nors mieste. Visų pirma, tai aš manau, kad norint vadovauti Ikonai TV, tai reikia labai turėti didelę meilę grožio industrijai. Grožiui, stiliui, gyvenimo būdui netgi, kas viskas vis tiek į tą visumą susideda. Ir kai tu tikrai jauti labai didelę aistrą to moteriškų pasauliu, tai tuomet, manau, viskas būna kur kas lengviau, nes didžiausias darbas tai yra būtent atpažinti ir suprasti tos tikruosius poreikius mūsų žiūrėtojų, mūsų skaitytojų. Kaip žinia, aš nuo mažens paskendusi būtent moteriškosios auditorijos tyrinėjime ir tikrųjų poreikių supratime. Kartu mes su mama susėdome, sustrategavom, kad aš stosiu mokintis verslo pagrindų ir tuomet jį darysiu iš grožio reikalus. Supratau, kad viskas kaip ir gerai, aš verslą mokausi, bet kur tas grožis. Nes aš jau pati savo jėgom baigiau visažo kursus, tada manikiūrus, važiuodavau pas moterį su daug vaikų į namus, darydavau manikiūrą už 10 litų, kad tik leiskit man daryti, kitom darydavau išvis be nieko, kad tik duokit man savo rankas, duokit savo veidus. Joms būdavo labai patogu, aš suprantu. Ta patirtis, kurią aš įgijau važiuodama pas moteris į namus, ta patirtis, kurią aš įgijau dirbdama grožio salone, man iki šiol labai pasiteisina ir aš absoliučiai nesigailiu, kad aš tos nagus dildindavau, apsidildinus čia viskom, kom tik tai galiu, absoliučiai nesigailiu, kad leisdavau nuotakom ant žemės išsistatyti visus buteliukus, rinktis iki 12 nakties, nes aš žinau, kad tai yra labai svarbu. Ir net nesigailiu, kad kai kurie mano draugai man sakydavo, ką tu manikiūrininkė, kaip tu šitaip. Planų mes turim labai daug ir vienas toks pagrindinių mano tikslų yra dar aktyvesnis bendravimas su mūsų žiūrovėmis, su mūsų moterimis, kurios absoliučiai visos gali tapti ikonomis, nes jos jau yra ikonos, tik tai reikia tom patikėti. Tai dažniausiai viena pagrindinių problemų. Ir aš tikiuosi, kad ateityje Ikona TV dar atras glaudesnį ryšį. Mes dabar bendraujame per video reportažus, susitikinėjame renginiuose. Aš labai tikiuosi, kad mes turėsime tokias platformas, kur mes dar aktyviau galėsime viena su kita bendrauti ir galės ir pačios moterys, mūsų visos ikonos dar labiau integruotis visame projekte.